Praėjusią savaitę Parodų ir kongresų centre Litexpo vyko tradicinė jau 7-oji Progreso konferencija Login 2013. Šių metų tema buvo pasirinktas šūkis Game Changers, o temos daugiausiai apima inovatyvius verslo ir technologijų sprendimus bei pasaulį pakeitusius išradimus. Interneto knygynas Knygos LT taip pat dalyvavo konferencijoje ir pristatė elektroninės knygas. Login 2013 dalyviai galėjo susipažinti su skaitiklių ir planšetinių kompiuterių veikimo principais, elektroninių knygų privalumais. Taip pat buvo teikiama konsultacija visais su elektroninė leidyba susijusiais klausimais, o kiekvienas Login 2013 dalyvis turėjo puikią progą gauti dovanų naujausią elektroninę knygą Atsitiktiniai milijardieriai. Facebook istorija pasakojanti knyga kol kas dar nėra išleista popieriniu formatu ir elektroninės versija buvo pirmoji galimybė susipažinti su istorija, kurios ekranizacija filmo Socialinis tinklas pelnė net 3 Oskarus. Plačiau apie elektroninės knygas pakalbinome Knygos LT elektroninių knygų projektų vadovę Daivą Raščiauskaitę. Kas būtent paskatino Knygos LT pradėti elektroninių knygų projektą? Internetiniam knygynui prekyba elektroninėmis knygomis buvo sekantis logiškas žingsnis. Tikslinė auditorija nors jau ir maža buvo, bet trūko pasiūlos. Ne iš vieno žmogaus esu girdėjusi, kad jisai turi skaityklę, bet nėra lietuviško turinio. Todėl jisai perka knygas anglų kalba užsienio internetuose knygynuose. Tai jau yra potencialus prarastas klientas. Be to nereikia pamiršti ir užsienio lietuvių. Jie nori lietuviško turinio, o atsisiųsti spausdintinę knygą yra pakankamai brangus malonumas, kai tuo tarpu elektroninę jie gali įsigyti daug pigiau ir turėti savo kompiuteryje vos per 1 minutę. Taigi 2012 metais interneto knygynas knygos.lt pirmasis Lietuvoje šalia spausdintinių knygų pasiūlė elektroninės knygas. Šiandienos rezultatas – daugiau negu 500 elektroninių knygų mūsų asortimente. Artimiausias tikslas – 1000 knygų. Ar lietuviai jau pasiruošę elektroninėms knygoms? Taip, manau, tai geriausiai rodo faktas tai, kad nuo lapkričio mėnesio, kai startavo mūsų projektas, iki balandžio mėnesio elektroninių knygų pardavimai išaugo 3-gubai. Be to, knygos.lt pasiūlo įsigyti elektroninę knygą pirmiau, negu jinai yra išleidžiama spausdintinė. Malonu žinoti, kad kai kurie pirkėjai pirmą pažintį su elektroninė knyga pradeda būtent įsigiję ją iš mūsų. Žinoma, tai žinome todėl, kad dalis iš jų kreipiasi su klausimais, kaip skaityti elektroninę knygą, kaip ją atsidaryti įvairiuose įrenginiuose. Kartais juokavome, kad šitas projektas kartu yra ir edukacinis. Kokios yra dabartinės elektroninių knygų tendencijos ir ateities perspektyvos? 2009 metais Amazon pirmą kartą per Kalėdas pardavė daugiau elektroninių knygų negu spausdintinių. Lietuvoje, kad elektroninių knygų pardavimai viršytų spausdintinių, dar teks palaukti. Kalbant apie žanrus, besidomintis knygų rinką tikriausiai žino knygos 50 Shades of Grey istoriją. Pirmiausia, jinai buvo išleista elektroniniu formatu, o tik tapus populiari buvo išleista ir spausdintiniu. Ir viena iš teorijų, kodėl jinai tapo tokia populiari, teigia, kad nieks nematė, ką tu skaitai. Nematė, kad savo skaityklėje ar kompiuteryje tu skaitai erotinį romaną. Taigi, meilės romanai elektroniniu formatu turi tikrai didelį potencialą. Kalbėt, kas populiariausia Lietuvoje, kol kas dar yra per anksti, nes tiesiog trūksta asortimento. Dažniausiai, jeigu knyga yra populiari spausdintiniu formatu, tai jinai bus populiari ir elektroniniu formatu. Taip pat Lietuvoje rasis ir vis daugiau knygų, kurios bus populiarios elektroniniu formatu, tai yra išleistos tik elektroniniu formatu ir populiarios, kaip leidyklos Obuolys knyga Atsitiktiniai milijardieriai. Artimiausi planai, tai pasiūlysime tam tikras paslaugas esamiems ir būsimiems autoriams. Ar elektroninės knygos kelia grėsmę spausdintinėms knygoms? Ar kinas sunaikino teatrą? Ar radijas sunaikino koncertus? Manau, idėją supratote. Man visada labai patiko britų aktoriaus Stephen Fry citata, kad elektroninės knygos spausdintinėms knygoms yra nedidesnė grėsmė negu liftai laiptams. Kokios šiuo metu yra pačios populiariausios elektroninės knygos? Balandžio mėnesio populiariausia knyga yra Naujiena Mirties valanda. Paskui Aš + MB = Aš ir 50 pilkų atspalvių. Norite žinoti daugiau, sekite mūsų naujienas.